Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją, kurią remia investavimo į nekilnojamojo turto projektus platforma Let's Invest. Priminsiu, kad nuspręsti, kur tikslingai galite investuoti savo laisvas lėšas, jums gali padėti nekilnojamo turto ir investavimo ekspertų komanda iš Let's Invest. Norite prisijungti prie investuotojų klubo? Keliaukite į tinklalapį let'sinvest.eu. 35 į pensiją remia Let's Invest. Uždirba žmonės, ne bankai. Investuoti galima ir į Lietuvą. Mes turime fantastišką šalį. Visa visuomenė turime prievolį investuoti į saugumą. Tai yra didžiausia investicija į tai, kad mes gyvensime saugioje šalyje. Ką visuomenė galėtų padaryti, kad padėtų? Aktyviai dalyvauti rinkimuose. Šachmatai galbūt gyvenime padeda. Šachmatai be abejo padeda, kad nesėkmės tavęs nesugniuždytų, ne kiekvienas susitvarko su pergalė. O jūs kiek dar pažaidžiat? Tai dabar nežaidžiu varžybose visiškai. Dabar aš tai darau tik tai savo malonumą. Reikia patiems rūpintis, ar yra vilties, kad kažkas pasirūpins? Padės. Valstybė turėtų netrukdyti žmogui, turi pats savimi pasirūpinti. Kai apkalbama ta deklaracijų tema, ten turbūt šachmatų proto suneštas. Sakyčiau, tokia liūto dalis, jo yra taip, šachmatininko pajamos Lietuvoje, tai jokia paslaptis, juolab, kad deklaracijos yra viešos. Sunešėt kapitalą, ar jį investuojat Lietuvoje kažkur? Investuojame labai konservatyviai į nekilnojamą turtą, obligacijos, vyriausybės išleidžiami lakštai, paskolini valstybei, nes ją tiki. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Šioje laidoje mes kalbam apie įvairiausias investavimo formas. Investuoti galima ne tik į finansinius įrankius, investuoti galima į save, į savo sveikatą, į hobius, į laisvalaikį ir netgi į valstybę. Šiandien turiu labai ypatingą svečią, šiaip truputį pergyvenau, nes iki šiol visi mano pašnekovai buvo vyrai. Tada patikrinau, kas peržiūri mano laidą ir paaiškėjo, kad irgi dauguma yra vyrų ir aš labai norėjau kokios tikrai stiprios, protingos, charizmatiškos moters ir man pasisekė labiausiai, turbūt kaip galėjo pasisekti. Šiandien mano svečias, mano viešnia Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, šachmatininkė, laimėjusi 2 olimpinius aukso medalius, 3 Europos moterų šachmatų sidabro medalius, pasiekusi 2006 metų moterų pasaulio čempionato pusfinalį ir tapusi 2011 metų Europos moterų čempionė. Vienintelė Lietuvoje šachmatų vyrų didmeistrė moteris, Liberalų sąjūdžio narė ir pirmininkė bei 4 vaikų mama. Prie kurio, labadiena. Labadiena. Prie kurio iš šių titulų esat prisirišus labiausiai? Aš nežinau, ar mama yra titulas 4 sūnų, bet aš labai didžiuojuosi, aišku, kad esu 4 sūnų mama. Ir šiaip iš visų titulų yra tik tai vienas, kuris man yra matyt pats brangiausias, nes jis visam gyvenimui, tai yra šachmatų didmeistrė. Kaip jūs minėjot, esu vyrų didmeistrė, iš tikrųjų šachmatai yra viena iš tų keistų sričių, kur yra didmeistris ir yra moterų didmeistrė. Moterų didmeistrė tapti yra paprasčiau, tai štai aš esu ir moterų didmeistrė, bet ir tas tikrasis didmeistris. Todėl šiuo titulu tikriausiai ir labiausiai didžiuojasi, o politikos titulai, tai yra tam tikros pozicijos, kurios suprantama yra laikinos, todėl jos galbūt šiek tiek mažiau atspindi tai, kas svarbiausia. Bet apie politiką truputį pakalbėkim. Galim nedaug, kur norėsit, ten galėsim ir kreipti pokalbį. Ir kaip pradėjau sakydama, kad investuoti galima ir į Lietuvą. Ir man tokia ir emocija jūs pakvietus, kad jūsų didžiausia investicija yra Lietuva ir Lietuvos gerovė. Ir atiduodat labai daug savęs, labai daug laiko, nežinia, kokia ta grąža bus. Ir ar verta? Aš manau, kad tai yra verčiausias dalykas ir kiekvienas iš mūsų, kurie, ar nesvarbu, ar mes gyvenam Lietuvoje, ar galbūt darbuojamės, ar kuriame gyvenimą už Lietuvos ribų, bet jaučiamės Lietuvos dalimi plačiaja prasme, mes
savo veikloje, savo gyvenime vis tiek investuojame į Lietuvą ir aš iš savo pusės irgi galvoju, kad tą darau ir tą tikrai verta kiekvienam daryti. Yra labai daug dalykų, kurie kelia didžiulį pasididžiavimą. Gal apie juos galim ir pakalbėti. Taip. Vadinkim juos, kaip, jeigu vadinam investiciją, kaip dividendus. Jau jūsų nuveikti darbai, kuriais didžiuojatės, kuriuos aš galbūt labiau sakyčiau, kad ne tiek apie mano nuveiktus darbus, bet apie tai, ką tikrai verta saugoti, kuo galima ir verta didžiuotis. Mes turime fantastišką šalį. Mes turime valstybę, kurioje jaunoji karta pasirodo yra viena iš laimingiausių pasaulyje. Turime dalykus, kurie labai smarkiai pasikeitė per labai trumpą istoriškai laiką, pasikeitė į gerąją pusę. Mes taip pat turime visi, ne tik politikai, bet visa visuomenė, turime prievolę investuoti į saugumą, nes gyvename staiga labai neapibrėžtų pavojingų laikų ir dabar dažnai mano darbe, Seime, parlamente, politikoje kalbama apie tai, kad reikia rasti lėšų gynybai, ar ne? Saugumui, gynybai, bet kas tai yra? Tai yra ne šiaip išleidžiamos lėšos, tai yra didžiausia investicija į tai, kad mes gyvensime saugioje šalyje, kad bus ji taiki ir kad mūsų, ne tik mes patys, bet ir mūsų vaikai galės džiaugtis ir didžiuotis tais pasiekimais, kuriuos jau turime ir kurių, tikiu, dar turėsime dar daugiau. Galbūt kitas klausimas galėtų į panašią pusę kreipti. Labai įprasta kažko reikalauti politikų, nesvarbu, turbūt bet kokį valstybės tarnautoją paėmus, žmonės, man tas priklauso, aš to noriu, ką tu padarei, ką duosi, visi kažko reikalauja. Jeigu pažiūrėti iš kitos pusės ir galėčiau jūsų paprašyti, patart, ką žmonės, ką visuomenė galėtų padaryti, kad padėtų Seimui, čia, nežinau, visiems valdžioje esantiems žmonėms, kad padėtų dirbti. Aš sakyčiau, kad pagrindinis dalykas yra aktyviai dalyvauti rinkimuose, aktyviai tiesiog domėtis tuo, kas vyksta, nes nereikia galbūt tokios tiesioginės pagalbos, bet reikia aktyvumo, domėjimosi, kas vyksta mūsų šalyje, kokie procesai vyksta ir mane asmeniškai visada labai įkvepia ir žavi šiaurės šalių pavyzdys. Daugeliu prasme, ne vienoje srityje, aš sakyčiau. Ir ypatingai kalbant apie žmonių įsitraukimą į demokratinius procesus, kai parlamento rinkimuose ten dalyvauja apie 75-80% gyventojų, nes laiko, kad tai yra visų reikalas, tai yra įdomu, tai yra, netgi galbūt šiek tiek gėda nedalyvauti rinkimuose, nes vadinasi, tu nesidomi tuo, kas vyksta tavo šalyje, o galbūt tu neturi nuomonės. Tai manau, kad tai yra labai geras pavyzdys, o kalbant apie politikus, be jokios abejonės, jeigu tu esi išrenkamas, jeigu tau yra suteikiamas pasitikėjimo mandatas, sulig tuo momentu tu tampi atsakingas ne tik už gerus dalykus, bet ir ypatingai už tuos dalykus, kurie nėra geri. Ir visiškai nesvarbu, kad man, tarkime, kaip Seimo pirmininkai dažnai ateina užklausos, laiškai, skambučiai dėl dalykų, kuriems negaliu padaryti įtakos ir dėja dažnai tenka žmonėms pasakyti, kad, negaliu išspręsti kažkokios labai, labai konkrečios problemos, kuri, nežinau, daugiabutyje yra ar dar kažkur, nes tiesiog Seimas tokių dalykų nesprendžia, bet aš labai suprantu tą lūkestį ir jį labai gerbiu ir stengiuosi, kad savo veikloje vėlgi, kad būčiau maksimaliai atvira ir net jeigu kažko negaliu išspręsti, kai kažko negaliu išspręsti, bent jau galėčiau su žmogum pakalbėti apie tai ir paaiškinti. Man šiaip jūsų šypsena ir visuomet nusiteikimas toks pozityvus yra kažkas nepaprasto, nes atrodo, aš suvokiu, kiek daug jūs darot ir mes čia ir planuodami laidą irgi galvojom, kad žinojom jūsų grafiką ir galvoju, Dieve. Ir dar reikia ir galvoti, ką pakalbėti. Čia ne tik, kad visur reikia sudalyvauti, pakalbėti prieš visus. Dažniausiai visi gaudo, kas blogai, kur nors turbūt bus pasakyta, o jūs visada gražiai moteriškai su šypsena. Ir imu galvoti, ar čia šachmatai galbūt gyvenime padeda politikoje, ar vienas kitam
šachmatai be abejo padeda, nes šachmatai vysto tokias savybės, kurios yra naudingos įvairiausiose srityse. Mano gyvenime taip susiklostė, kad aš nuo 6 metų pradėjau žaisti šachmatais, bet po to labai greitai, labai anksti pradėjau žaisti be neprofesionaliai, nes jau 8 važiavau pasaulio čempionatą, vėliau, būdama 13 metė, jau pradėjau atstovauti Lietuvai suaugusių rinktinėje. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuolat sukausi tose jau suaugusių žmonių, sporto profesionalų sluoksniuose ir teko pačiai taip pat išmokti ir savitvardos, ir mokėjimo pralaimėti, kas yra labai svarbu, nes sporte tai bene yra pati svarbiausia savybė, kad pralaimėjimai, kad nesėkmės tavęs nesugniuždytų, kad mokėtum save ištraukti iš kažkokios savigraužos liūno, vėlgi, kad nepyktum ant kitų, bet taip pat, aišku, yra gebėjimas ir laimėti. Ne kiekvienas susitvarko su pergalė taip pat, kai kurie labai apsidžiaugia, labai atsipalaiduoja, o čia matytinas tie žmonės, kurie sportui profesionaliam yra skyrę nemažą dalį savo gyvenimo, žino, koks tai iššūkis, tiek pergalė, tiek ir pralaimėjimas. Ir vėliau visiškai nesvarbu, į kokią sritį tu nueini, tai vis tiek yra labai naudinga tos savybės. Ar šachmatų mokot vaikus? Taip, visi mano vaikai moka žaisti šachmatais. Ne didmeistrai. Šiaip tai yra paradoksas, kad šachmatininkų vaikai paprastai niekada netampa profesionalais. Nežinau, kodėl taip yra. Bet tokia, taip, kažkaip, ta prasme, jie, aš matau ir iš savo vaikų, kad jie nesimėgauja taip tuo žaidimu, kaip pavyzdžiui aš ar mano vyras, kuris taip pat yra šachmatininkas, ta prasme, jiem galbūt tai yra daugiau, tai yra įdomus žaidimas, bet jie tikrai nežiūri tai kaip potencialūs profesionalai. 2 mano vyresni sūnus jau yra suaugę, 22 ir 20 metų, tai jie jau tikrai profesionalais nebus. Dėl jaunesnių dar yra kažkiek tai vilties, bet vėlgi tai nėra toks dalykas, kurį aš norėčiau primesti ar versti, nes šachmatai konkrečiai tai yra labai specifinė sporto šaka ir reikalauja nepaprastai daug susikaupimo ir, man atrodo, kažkur 90% vaikų tai yra šiek tiek nuobodokas žaidimas, bet aišku, tie, kas užsikabina ir suvokia tą grožį, jiems jau tada yra tiesus kelias. O jūs kiek dar pažaidžiat? Žaidžiu kartais, beje, visai netrukus bus tarptautinė šachmatų diena, kai tradiciškai jau Vilniaus kažkurioje vietoje, gražioje, žaidžiu simultaną, tai yra su daugeliu varžovų tuo pat metu. Ir šiemet taip pat tai darysiu. Tai dabar nežaidžiu varžybose visiškai, nes tai reikalautų daug pasiruošimo. Ir natūralu, kad lyginant su mano forma, kokia buvo prieš 10 metų, kuomet dar profesionaliai žaidžiau, dabar, kai visą savo laiką skiriu politikai, nesijaučiau patogiai eidama į varžybas. Manau, kad reikėtų geresnė profesionalė. Dabar tiesiog yra šiek tiek, dabar aš tai darau tik tai savo malonumą ir tokiems šachmatų populiarinimo dalykams, kurie irgi labai svarbus. Ir aš džiaugiuosi matydama, kad Lietuvoje mes tikrai turime tokią gerą tradiciją šachmatų, kuri yra palaikoma vis naujos kartos ir turime puikių talentų. Beje, prieš kelias dienas, taip gana inkognito, buvo čia apsilankęs mūsų šeimos geras draugas, bet ir pasaulio stipriausias žaidėjas Magnusas Carlsonas pirmą kartą buvo Vilniuje ir taip vakare, visiškai inkognito, jau vėlokai vakare išėję į Vilniaus senamiestį, labai nustebome, nes jį pamatę žmonės bėgo su juo fotografuotis, jauni vaikinai, kurie Vilniaus gatvėje kažkur bare sėdėjo, pamatė, bėgo ir prašė ir tikrai jį pažinojo. Tai aš pasidžiaugiau, kad pas mus Lietuvoje tikrai šachmatų žino šachmatų žvaigždės ir tikrai ne tik Lietuvos. Reikia patiems rūpintis, ar yra vilties, kad valstybė pasirūpins? Valstybė turėtų
netrukdyti žmogui, turi pats savimi pasirūpinti. Kai apkalbama ta deklaracijų tema, ten turbūt šachmatų proto suneštas. Sakyčiau, tokia liūto dalis ir jo yra taip šachmatininko pajamos Lietuvoje, tai jokia paslaptis, juolab, kad deklaracijos yra viešas. Sunešėt kapitalą, ar jį investuojat Lietuvoje kažkur? Investuojame labai konservatyviai į nekilnojamą turtą, obligacijos, vyriausybės išleidžiami lakštai, paskolini valstybei, nes ją tiki. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Jeigu apsisprendėt, kad norit investuoti savo laisvas lėšas į kokią nors platformą, turiu kelis patarimus, į kuriuos vertėtų atsižvelgti renkantis tinkamiausią platformą. Ir jei iš visų platformų galiausiai išsirinkote Let's Invest, nepaisant to, kad jų ekspertai kruopščiai atrenka projektus, nepamirškite, kad galutinis sprendimas priklauso nuo jūsų. Peržiūrėkit rizikas ir pasirinkit geriausio termino projektus. Yra ir 6 mėnesių, ir 18 mėnesių. Išsirinkite jums tinkamiausią ir nepamirškit, kad galint rinktis projektus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Gerai, dar truputį sugrįžkim prie mano pavadinimo, 35 į pensiją, pakalbėkime apie pensijas. Aš taip skatinau tarsi kalbėti ir čia daug kalbėjau apie įvairiausias investicijos formas, kur galima investuoti, kur čia tie pinigai galėtų dirbti. Ir tada pagavau save, kad atrodo, mąstau tik apie tai, kad aš pati turiu savim pasirūpinti, kad ką jau susidėsiu, užsidirbsiu, turėsiu, pasidėsiu, įsigysiu, tik tą savo senatvę ir turėsiu. Aišku, sunku prognozuoti, kas čia mano pensiniam amžiui bus, man 35. Labai geras amžius. Bet kaip manot, kaip jūs darot? Ar jūs nežinau, tam pensiniam amžiui pasiruošus ir ką turėtų mano bendramžiai plus minus gal 10 metų galvoti ir ar geriau rūpintis? Čia kaip šachmatuose sako, svarbiausia turėti sekantį ėjimą. Planą. Tai ar reikia patiem rūpintis, ar yra vilties, kad kažkas pasirūpins? Padės. Aš esu, žinoma, ne tik šachmatininkė, bet ir politikė liberalė. Ir, matyt, mano vis tiek pažiūros yra tokios, kurios labiau orientuotos į tai, kad valstybė turėtų netrukdyti žmogui, sudaryti sąlygas maksimaliai vystyti savo kūrybingumą, savo verslumą, siekti sėkmės įvairiausiose srityse. Ir, tiesą pasakius, aš pati tikrai nesakau, kad mano pavyzdys ar mano požiūris į tai yra teisingas, bet galiu tiesiog pasakyti apie savo, tai kadangi iš sporto srities atėjau, kur nėra jokių absoliučiai garantijų, nėra valstybės garantijų, nėra kažkokių tai stipendijų kasmėnesinių, tai mano buvo toks būtent požiūris, kad turi pats savimi pasirūpinti, rizikuoti šiek tiek, nes tai reikalauja rizikos taip pat, kažkuriuose varžybose tu gali laimėti ir turėti galbūt uždarbį keliem mėnesiam, bet gali pralaimėti kelias varžybas iš eilės ir tada kita situacija vėlgi. Čia tokia buvo viešai labai apkalbama ta deklaracijų tema. Taip. Ten turbūt šachmatų proto suneštas. Kadangi ten yra šeimos deklaracija, kuri buvo aptarinėjama, tai didesnė dalis yra visgi mano vyro, sakyčiau, tokia liūto dalis, jo yra taip šachmatininko, būtent stipraus šachmatininko, vėliau pasaulio čempiono šachmatų trenerio pajamos. Tai vėlgi, tiek jis, tiek ir aš, mes taip ir kaip sportininkai visada buvom orientuoti labiausiai tai, kad tu turi savim pasirūpinti, turi siekti maksimumo dabar, negailėti jėgų. Ir dar vienas dalykas, aišku, man rodos, dabar mes esame tokiame laikotarpyje, kai geras dalykas yra tai, kad žmonių sveiko gyvenimo trukmė ilgėja, ne vien tik tai trukmė, bet to tokio produktyvaus gyvenimo trukmė ilgėja, o vadinasi, ta savoka pensinis amžius, jį vėlgi keičiasi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės gali ilgiau dirbti ir turėjimas įdomaus užsiėmimo, turėjimas darbo yra, man rodos, pliusas bet kurio amžiaus žmogui.
Tai aš galvodama apie brandų amžių, nevadinčiau netgi jo senatvę, bet būtent brandų amžių, kai turi daug patirties, jei tik tai užtenka jėgų, sveikatos, manau, būtų labai įdomu išbandyti dar kitas sritis, įdomias sritis, juose save realizuoti. Tai tokia mano yra svajonė. Ir tikrai nenorėčiau 35, man jau 41 toj bus. Tai. Čia gal ne tame, kad reikia sustoti ir prie ežero, žiūrėti į bangeles, bet labiau, kad nebe tiek gal dirbti, vis tiek pavargstam. Ir sportininko charakteris yra toks. Aš daug eilę metų profesionaliai sportavus ir... O kokį sportą? Pramoginius šokius. Aha, tai čia irgi reikalaujantis labai didelio... Išmoksti ir pralaimėti, ir kai skauda nerodyti, ir nesvarbu, ar ten širdį skauda, ar visą kūną. Bet ateina toks laikas, kai norisi truputį mes turim visas galimybės, visos sienos atviros, galim keliauti, matyti, ragauti ir norisi truputį lengviau gyventi. Be abejo. Bet taip trumpai finalizuojant, jūs protu ir kartu su vyru drauge sunešėt kapitalą, ar jį investuojat Lietuvoje kažkur? Laikote? Na, aš sakyčiau, investuojame labai konservatyviai, ta prasme, kad į nekilnojamą turtą dalį, bet vėlgi į tą, kurį Lietuvoje... Labai smalsauju, sakykit, jeigu peržengiu ribą. Gerai, Lietuvoje tai jokia paslaptis, juolab, kad deklaracijos yra viešas kaip politikės mano, na ir mano vyro taip pat, bet tai yra nekilnojamas turtas, kuriuo patys, šeimos nariai ir naudojamės. O kitas dalykas, taip pat vyriausybės taupimo, obligacijos, tai yra tai, kas vyriausybės išleidžiami lakštai, obligacijos, kurios, iš esmės, tu paskolini valstybei, nes ją tiki ir dabar manau, kad tai yra ypatingai aktualu, nes mes, Lietuvai tikrai reikia papildomų lėšų gynybai ir žmonės, kurie gali skirti dalį savo pinigų ir tam prisideda prie to paties saugumo ir gynybos. Tas labai svarbu. Atrodo, bus ir labai gražu taip užbaigta, aš jau matau mus. Sako, kad jūsų įtemptoj dienotvarkėj laikas baigėsi, kad mes irgi kartu tikim Lietuvą. Aš irgi labai tikiu ir tikiu, kad viskas bus gerai. Ar prieš pabėgant galiu paprašyti kokios rekomendacijos knygos? Knygos? O Dieve, daug turiu knygų ant savo... Prie savo lovos, daug ką skaitau. Ta prasme, pradedu vartyti, skaityti, bet vis neužbaigiu. Leonido Donskio, aš sakyčiau, man skauda, labai graži knyga, bet tai yra, tiesiog tai yra rinkinys jo įvairių straipsnių, minčių ir man niekada nepabosta skaityti, vis skaitau, vartau, randu savo kažką tai naujo arba, tiesiog to, kas labai sustiprina, vėlgi tikėjimą žmogumi, tikėjimą ateitimi, net nepaisant to, kad Leonidas nevengdavo sudėtingų temų ir skaudžių temų ir blogis yra laikinas, taip pat irgi jo knyga, kurią tikrai labai labai rekomenduoju. Labai ačiū. Kaip reikia tiesiog mokėti išgyventi? Aš pragyvenau oro uoste savaitę Frankfurte, tada pasidėdavau valandą, pamastydavau, pažiūrėdavau, tada eidavau, galbūt laikraštį susirasdavau kokį, paskaitydavau laikraštį. Tai mes ten kovojam dėl pagalbių, dėl kilimėlių kovojam. Svarbu kalbėti apie elektrą. Nes, ką reiškia, pirkti elektrą. Aš matau per mano uošį lygiai taip pat, ką tai ten dabar, sakai, ten fondai, Ką padaryti, kad judėtų truputį naujo pasaulio link? Tai pirmiausia žingsniai su elektrum, aišku, pasirašys turite, ne. Ir kils šitą kainą? Elektros energijos kaina tikrai mažės. Gyvenime dar kažkur pinigus dedat? Nepasiduodu jokiam badingom tendencijom, bet aš niekada nepirkau nekilnojamo turto, kad būtų investicijai ir paskui, kai jau tada jau nebesugalvoju, ką daryti, tada sakau, jau į fondus. Tenka susidurti žmonėm, kurie galvoja, kad aš esu didelė žuvis, aš jau visai neblogai varau, daug pasiekiau. Mokot investavimo vaikus? Mano tikslas yra nepadaryti taip, kad jie turėtų belinkiek daug. Ar aš skatinu dabar ten kažkaip smarkiai taupyti? Kol kas dar ne. Neikim dar į pensiją, tegu mums nepakanka. Gerai, pavarėm. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai.